Tai aš esu minėjusi, kad mes iš tikrųjų turime daug tokių tuščių vietų, ar ne, jo biografijoje. Simonas Karčmiras mums yra žinoma, kad būdamas vaikas keletą kartų atvažiavo iš Varšuvos pas savo senelius iš tėčio pusės į Dieveniškes. Tai nežinia kokiais tikslais, bet aš manyčiau, kad didelio miesto vaiką paprastai tėvai siųsdavo į kaimą, jeigu turėdavo galimybę dėl tokių sveikatos dalykų, ar ne, kad pabūtų gamtoje, kad pabūtų, pabendrautų galbūt su šeima. Tai mes tikrai priežasčių nežinau, kodėl tas vaikas būdavo Dieveniškėse, bet tai visai natūralu, kad vaikas vasaras leidžia pas senelius kaimą. Nu, ta prasme, tarkim, ir mūsų vaikystėje būdavo toks. Tai praleidus tas kelias vasaras yra išlikęs toks labai gražus pasakojimas apie tai, kad jau tada gerai piešė ir savo piešinius mainydavosi saldainius. Simono Karčmaro unikalumas ir yra tame, kad pirma, jo įkvėpimo šaltinis ir vieta yra Lietuvoje, Dieveniškėse. Jisai šito niekada neslėpė ir sakė, aš vaizduoju savo vaikystės Štetlą. Ten gyveno jo seneliai. Jeigu taip skaičiuoti metais, tai vaikystė ir buvo ta iki mokyklinė vaikystė praleista Dieveniškėse. Mes ten būdami ir po tiekos metų pirmą kartą išvydę jo darbus, galime sutikti ir pasakyti, o šitie vaizdai fone, ar ne, tai kas įtraukta į jo paveikslo ir pasakojimo siužetą, o tikrai, tai Dieveniškės. Kaip jis gyveno Varšuvoje, kuo gyveno jo tėvai, kaip jie gyveno ir panašiai, mes nelabai ką žinom. Iš tikrųjų, negaliu pasakyti, kokią mokyklą jis ėjo, pavyzdžiui, ar ne. Ar jie buvo religingi žmonės, ar nereligingi, šito mes nežinom. Netgi jo sūnus Natanas iš tikrųjų mums nelabai ką yra papasakojęs, galbūt dar atrasime ieškodami kažkokių tai dalykų. Ir vėlgi, žinom, kad Varšuvo jau, kada jau nebegrįžta, tada mokėsi meno mokykloje. Kokioj dabar irgi reikėtų pasižiūrėti, nes Varšuva vis tik tai miestas didelis, atrinkti kokio lygio tai mokykloje. Ar tai buvo piešimo, mes, pavyzdžiui, žinom, kad Vilniaus ar ne mokykla buvo labai stipri, tarkime, panašių laikų. Tarkim, tai apie Varšuvą tada reikėtų dokumentų kažkokio arba pasižiūrėti, kur jisai mokėsi, kiek laiko jisai irgi nežinom. Bet žinom, kad tuos mokslus kažkokius Varšuvoje baigėsi. Tada, kada šeima nusprendžia išvažiuoti į Prancūziją, aš manau, ten būtų ambicijos tapti, aš nežinau, koks kareivis nenori tapti generolu ir koks jaunas dailininkas nenori tapti genijum, ar ne. Tai Paryžius, tai svajonių miestas, meka dailininkų, tai aš manau, kad Simonas Karčmiras turėjo visai didelių ambicijų, galbūt važiuodamas į Paryžių tapti ir to dailininku, ar ne. Jeigu mes orientuosimės į tą dalyką, kad šito krašto žmonės tenai buvo ne tai, kad pabaigė konkrečią mokyklą, bet kad jie buvo toj aplinkoje, toj terpėje, augo, ugdėsi, ar ne, ir panašiai. Tai vis tik tai yra klaida teigti, kad jo kūryba nutrūko karui, prasidėjus jo kūrybinis kelias nutrūko susikūrus šeimą ir, ta prasme, dėl paprastos labai tiesiog priežasties, pinigus reikėjo uždirbti, ar ne, išlaikyti šeimą. Tai jis panašu, kad meta. Kiek jis eskizavo, kiek jisai darė, kažkokiu tai dalykų yra neaišku, bet aš tau esu minėjusi tą tokį faktą, kad kai jisai atvažiavo į Cleon-sur-Indre centrinėje Prancūzijoje pasimti savo sūnaus po slapstymo, jis atsiveža įrankius, teptukus, ar ne, ir nutapo tą kiemą, kuriame. Tai vadinasi, vis tiek žmogui, kuris šitiek rūpesčių, čia karas, žmona Aušvice buvo, sūnų reikia parsivežti. Tai vadinasi, turėjo būti labai svarbus tas, kad jisai partizanaudamas gal darė eskizus kažkokius, nes vadinasi, turėjo priemonės, ar ne, tai vadinasi, jam buvo kažkaip svarbu įamžinti savo ranką tuos dalykus. Žmonės meta menus paprastai, kai gyvenimas smarkiai užspaudžia šiaip jau. Tai matyt, vis tiek tie menai jam buvo svarbus ir jis kažkiek tai to darė dalykų, ar ne. Ir tada yra tas tarpas iki to laiko, kai jie išsikelia iš tikrųjų į Izraelį, kai jis įsikuria Sfate, menininkų kolonijoje vadinamoje, tai yra miestas, kuris žinomas dėl menininkų kolonijos. Ir tai yra tas laikas, kada jisai baigė savo biznį dėl priežasčių irgi priverstas dėl alergijos akims, ar ne. Man tik tai vis tai labai keistas tas faktas, kad jeigu žmogui yra alergija akim, tai piešti ir tapyti irgi atrodytų
yra sunku. Ir aš kartais pradedu galvoti, kad galbūt jo manieros pasirinkimas, ta prasme, turėjo irgi tokį impulsą dėl to, kad jis galbūt nebegalėjo taip gerai matyti, arba dailininko akis yra svarbus labai dalykas, ar ne? Matyti, bet nori tą daryti, tą daro ir pasirenka manierą, kada jaučiasi tokiam santarvėj su savim. Tai va, tai didžiausias jo tas aktyvusis periodas, kiek mes žinom, yra būtent Svato mieste. Ir mes šnekėjome apie tai, kad tie du atraminiai jo tokie dalykai štetlas, kodėl štetlai, ne štetlas vadinam parodą, ar ne dėl to, kad ta prasme ta vidinė struktūra, kurią jisai turėjo kaip štetlo, kaip mini pasaulio visatos modelių, tai jis vežiojasi Dieveniškių, Varšuvos tokį. Tai, kas pas jį viduje yra ir per jo paveikslus jis atsiskleidžia. Pasirenka temą tapyti vaikystės prisiminimus ir kažkokiu Šolomo Aleichemo skaitytų pasakojimų, ar ne, kažkokį tokį mišinį ir rodo paprastą žmogaus gyvenimą. Gamta, kraštovaizdis, šviesa yra tie patys šiandien, prieš 100 metų, prieš 300 metų, daugiau mažiau. Nors sako, kad Vilniaus krašte aname šimtmetyje buvo 2 laipsniais šalčiau. Tai, bet saulė sukasi taip pat, mėnuliai tekėjo to pačiu ritmu, dylo ir pildėsi. Augalija, tikėtina, kad vieni miškai žėlo, kiti nukirsti, bet šešėlių žaismas, šviesų žaismas liko tie patys. Tai tai, kas galimai sudaro paveikslų foną, spindėsi. Troba, namas, pastatas, jisai labai turi stiprų ryšį su vieta. Tai jo darbuose chatų, namų išdėstymas rodo gatvinį kaimą. Tai čia atpažinimas įvyksta tai, kad jisai perkelia tą gatvinio kaimo momentą į savo darbus. Tai reiškia tai, kad mes tapatinamės, jo būtent jis neturėjo galimybės kitur gyventi gatvinėme kaime, vadinasi, jam taip liko įspūdį. Ar ne, jisai perkelia tą chatų tvarką tokią, taip surikiuotus namus, ar ne. Dabar šviesa. Tai apie šviesą mes sakom haor, hebrajų kalboje reiškia šviesa, ar ne. Ir tai yra ne tik tai paprasta šviesa, bet ir dvasinė šviesa, ar ne. Tai šviesa, kodėl mes ant to šviesos, kaip taip prie to šviesos temos priėjom. Tai ta šviesa, kai aš pas Iloną važiuodavau į Dieveniškes, vis pasitart, mes ką nors ten pagalvoti, paorganizuoti, padaryti važiuodom, tai tu matai, kaip keičiasi, ar ne? Ir tada, kai man porą metų teko pavažinėti pas Iloną į tas Dieveniškes, aš supratau, kad tai yra Simono Karčmaro paveikslų šviesa. Iš tikrųjų, man labai aiškiai atpažįstama yra. Tai va ta šviesa, jinai būtų toks vienas iš esminių jo, ta prasme, skiriamųjų ženklų. Jis nėra unikalus tuo, bet jis yra įdomus tuo. Tai, kad tu atpažįsti dabartinės Lietuvos vietovę Štetlą, kuris buvo lygiai toks pat, nors jis pakitęs yra, bet prieš šviesą jisai sugrįžta, ar ne? Ir jis pasakoja istoriją. Jau tada pridedant detalės, namus, žmonės, papročius ten ir visus kitus dalykus. Esminiai tokie, sakyčiau, siužetai, tai yra ir šventės, ir žmogaus kasdienybė. Visa tai, kas iš žydo gyvenimo išbraukta, ištrinta, išimta, negali būti religingas tu žydas ar pasaulietiškas, būdamas kažkurios šeimos, genties dalimi, tu vis tiek tai išjauti, nes kažkas palaikys tavo šeimoje tradiciją ir bus šabo vakarienė, tuomet vyks visos šventės, nauji metai, Chanuka, Pesachas, Purimas, žodžiu, visa tai, kas būdinga metų ratui žydo gyvenime, tą galima elementais arba ištisiniais siužetais rasti ir Simono atvaizduotose Dieveniškėse arba Simono atvaizduotame Štetle. Jis yra vienintelis litvakų kilmės dailininkas, kuris yra taip, detaliai, kaip galima, negali taip sakyti, bet taip išsamei pritapęs Štetlo vaizdų.
Mes turime rašytinių šaltinių, mes turime nemažai pasakojimų, vizualinių dalykų, mažo miestelio vaizdų mes vaizdavime neturime. Tai va čia yra šitos kolekcijos vertė, pagrindinė vertė, man atrodo. Ir mes esame laimingi, kad jinai pravažiuoja Lietuvą. Nes negalėjo būti pamiršta, negalėjo likti Izraelį, negalėjo į Lenkiją išvažiuoti lygiai taip pat sėkmingai. Ir atpažinimo momentas nebūtų įvykęs. Simono darbai savo šviesumu, savo gyvastimi, ta tokia gyvata, jie iš anksto tau neprimeta liūdesio ir skausmo, neužgožia tavęs baisiais vaizdais. Aš manau, čia yra didžiulė dovana ir Lietuvos meno istorijai, ir šiandieniniam žiūrovui. Man yra labai svarbu gatvinis kaimas, aplinka, šita visa, ar ne, ir tai, kad yra su kuo tą patį koreliuoja tie dalykai, va ta prieš 110 daugiau metų buvusi aplinka ir mes galim palyginti, kaip matė žmogus tada, kaip atrodo šiandien Turgaus aikštė. Sinagogos nebėra, pas jį yra. Karčmaro kolekcija praturtina visą šitą litvakišką mūsų meno paveldą, meno pasaulį prideda. Nes dabar yra tas dešimtmetis tikriausiai, kai daug dalykų pravažiuoja Lietuvą. Atrandami vardai, atrandami darbai, išgirstam pavardes, kurių niekada negirdėjom. Tai čia tokia dar viena istorija tikriausiai. Galų gale kažkaip sueina tie keliai ir žmonės, net nežinodami vienas apie kito egzistavimą, ima ir susitinka. Ir pasirodo, kad jiem pakeliui. Tai Simonas į Dieveniškes sugrįžo, žinoma, vienareikšmiškai per savo sūnaus judesį, pastangas. Bet kiti žmonės, kurie sutiko Nataną ir suvedė su manim Dieveniškėse, tai irgi tam tikrų atsitiktinumų dėka, bet vėlgi, jeigu nebūčiau ėjusi tuo keliu, ieškojimų keliu, tikrųjų Dieveniškių ieškojimo keliu, tai tikriausiai nebūtų nutikę. Ir netgi galimai nebūtų grįžęs Simonas darbų pavidalu į Lietuvą ir į Dieveniškes. Būdamas neatpažintas, kaip sakyt, neįvietintas, jis pačioj pradžioj irgi muziejininkams nepasirodė labai jau toks įdomus. Ir užtruko Natanas, kol rado tą kelią į Lietuvą. Tai galim pasakyti, kad turime 3 žanrų darbus, tai yra medžio raižinius, litografijas ir tapybą. Ir aš nežinau tikslaus skaičiaus, deja, aš jo nežinau, bet žinau vieną dalyką, kad maždaug pusė darbų dabar yra Lietuvoje, dar pusė turėtų atvažiuoti iš Izraelio, mes tikime šitos vasaros pabaigoje sulaukti naujų darbų. Kol kas daugiausia tapybos, bet žinom, kad yra litografijų. Rečiausi ir neturintys duplikatų darbai yra medžio raižiniai. Čia yra tas, mes negalim sudėlioti, kai tu sakai, apibūdink kūrybą, aš negaliu tau šiandien dienai pasakyti, ar raižinius pirmiau padarė, ar padarė tapybą, ar turgus nutapytas 10 metų vienas skirtumų su kitu turgum, ar jisai tą vasarą turgus tapė. Mes šito nežinom, va čia yra toks irgi, bet tai yra toks įdomumas, kad tu gali žiūrėti, analizuoti ir galvoti, kaip čia buvo. Yra paslapties jame dar. Tokios paprastos paslapties, kad daug ko nežinom. Tai mes turime visai įdomius darbus su įdomia dailininko, menininko istorija. Ir dar kartą džiaugiamės, kad jie sugrįžo į Lietuvą. Sugrįžo tas toksai, kabutėse sugrįžo. Jie atvažiavo į Lietuvą, nes jie niekada nebuvo. Ilonas sako, jie nebuvo Lietuvoje, kad būtų galėję sugrįžti. Tai jie atkeliavo dailininko ir jo žmonos parėdimu. Jo valia tokia buvo. Natanas sūnus vykdo paskutinę tėvų valią. Ir labai įdomi ta valia, nes su Lietuva daug sąsajų nebūta. Daug stipresni dalykai vyko kitose pasaulio vietose. Tai man šitas aspektas irgi visada labai įdomus. Kodėl čia? Reikia pažinti Simoną, jį žiūrėti, stebėti ir tai padės domėtis. Jau galbūt kitaip, nuspalvintai, su judesiu, su gyvybe, tų prarastų
štetliškų bendruomenių gyvenimų, kas iš tikrųjų buvo nušluota nuo žemės paviršiaus. Kas ir palaikė likusius gyvuosius arba kažkuriuo tai tarpu emigravusius giminaičius vis grįžti ir grįžti prie ištakų, prie nepapasakotos istorijos dalies. Nes jeigu mūsų karta, mano karta, sakykime, kai ko iš savo tėvų, senelių neišgirdo. Gyvenom po geležinę uždangą. Vieni pasakojo, kiti nepasakojo, dauguma nepasakojo. Dauguma buvo išmokę tylėti ir nieko nepasakoti. Niekada nevėlu pradėti kalbėti, niekada nevėlu pasižiūrėti, atsiverti tuos puslapius ir tų puslapių iliustracijoms turim štai puikius pavyzdžius.